Visiškai natūralu, kad pirmosiomis savaitėmis po gimdymo liemens apimtis gali būti panaši į apimtį 4-5 mėnesio nėštumo metu. Tad siekiant susigrąžinti iki gimdymo buvusias kūno formas, gali kilti noras kuo greičiau pradėti intensyviai treniruotis. Vis dėlto labai svarbu kokybiškai pailsėti ir pasirinkti tinkamus fizinius pratimus. Prieš atliekant pratimus išeikite 20-30 minučių į lauką pasivaikščioti su mažyliu. Taip apšilsite raumenis, sumažinsite traumų tikimybę. Kvėpavimas pilvu. Gulėdama ant nugaros uždėkite vieną ranką po krūtinę ties ta vieta, kur baigiasi šonkauliai. Toje vietoje yra plokščias diafragmos raumuo, kuris susitraukdamas aktyvuoja giliuosius juosmens raumenis ir juos stiprina. Lėtai ir giliai įkvėpkite pro nosį, pajuskite, kaip išsiplečia šonkaulių lankas, o uždėta ant pilvo ranka kyla aukštyn. Iškvėpkite pro burną, koncentruodamos dėmesį į diafragmos susitraukimą ir padidėjusi pilvo ertmės slėgį. Kartokite 10, 20 ar daugiau kartų kasdien. Venkite tokių pašalinių judesių kaip pečių ar krūtinės kilnojimas, stenkitės visiškai atsipalaiduoti ir kvėpuoti tik pilvu. Katė. Pradinė padėtis keturpėsčia. Įsitikinkite, kad rankos ir pečiai sudaro vieną liniją, o keliai po klubais. Kojas laikykite dubens plotyje, galvą laikykite tiesiai, žiūrėkite į grindis. Iš pradžių stenkitės pratimą atlikti lėtai. Pajuskite kiekvieną slankstelį ir jo judesį nuo pat dubens iki pat kaklo slankstelių. Įkvėpdamos pakelkite smakrą ir nukreipkite galvą atgal. Spauskite bambą žemyn ir pakelkite uodegikaulį. Suspauskite sėdmenis. Pabūkite taip kelias sekundės prieš sugrįždamos į pradinę padėtį. Iškvėpdamos nuleiskite smakrą prie krūtinės ir išlenkite nugarą į viršų kiek tik galite. Atpalaiduokite sėdmenis. Pratimą kartokite 10-20 kartų. Krūtinės raumenų tempimas. Pradinė padėtis stovint arba sėdint. Sulenkite rankas per alkūnes ir laikykite jas prie šonų. Sulenktas alkūnes lėtai tieskite atgal nugaros link. Kartu suspauskite mentes, kad pajustumėte tempimą krūtinėje ir pečių priekyje. Pabūkite taip 5-10 sekundžių. Po to lėtai grįžkite į pradinę padėtį. Atlikdami pratimą neužlaikykite kvėpavimu. Stebėkite, kad pečiai nekiltų link ausų. Pratimą kartokite 5-10 kartų. Atsispaudimai stovint. Pradinė padėtis stovint veidu į sieną ir atsirėmus ištiestų rankų atstumu, kojos pečių plotyje. Viso pratimo metu laikykite juosmeninę nugaros dalį tiesiai, neišsirieskite, įtempkite sėdmenis ir spauskite pilvo sieną nugaros link. Kvėpuokite pilvu, įkvėpdamos artėkite prie sienos, iškvėpdamos stumkitės nuo jos rankomis ir pilvo preso raumenų jėga. Kartokite 10-20 ar daugiau kartų kasdien. Dubens tiltelis. Pradinė padėtis atsigulus ant nugaros, keliai sulenkti, pėdos prispaustos prie grindų, rankos šalia kūno nukreiptos delnai žemyn. Įtempkite sėdmenis, prispauskite juosmeninę nugaros dalį prie grindų taip, kad tarp nugaros ir grindų neliktų jokio tarpo. Ir tokią kūno padėtį laikykite viso pratimo metu. Kvėpuokite pilvu. Įkvėpkite gulėdamos ant nugaros, iškvėpkite keldamos dubenį aukštyn. Kūnu sudarykite tiesią liniją, kurios viršutinis taškas yra jūsų keliai, apatinis pečiai. Įkvėpkite leisdamos dubenį žemyn ir pajuskite, kad pirmiausia grindis pasiekia viršutinį stuburo slankstelį, juosmuo ir tik po to dubuo. Pratimą atlikite lėtai, išlaikydamos įtemptus raumenis ir kartokite 10-20 ar daugiau kartų kasdien. Kregždutė. Pradinė padėtis atsiklaupus ant kelių arba keturpėsčia. Remdamasi plaštkomis į grindis, ištieskite kairę ranką į priekį, kartu ištiesdamas dešinę koją atgal tiek, kad abi galūnės būtų lygiagrečiai grindims. Būtinai spauskite kulną atgal, kad dirbtų sėdmenys. Pabūkite taip 2 sekundės ir grįžkite į pradinę padėtį. Atlikite 3 serijas po 10 kartų. Kojų pasukimas į šalis. Pradinė padėtis atsigulus ant šono, keliai sulenkti 90 laipsnių. Įsitikinkite, kad kūnas nėra pasviręs pirmyn ar atgal. Laikykite čiurną suspaustas, iškvėpdamos lėtai iš klubo kelkite viršutinės kojos kelį į viršų ir įkvėpdamos grįžkite į pradinę padėtį. Keldamos kelį laikykite dubenį stabilų. Atlikite 2 serijas po 10 kartų abiem pusėms. Kojų nuleidimas pasukant juosmenį. Pradinė padėtis gulint ant nugaros, kojos sulenktos per kelius, suglaustos. Iškvėpdamos nuleiskite kojas ant grindų į vieną pusę. Krūtininė nugaros dalis neturi pakilti nuo grindų.
Pabūkite 2 sekundės ir grįžkite į pradinę padėtį. Ta patį pratimą atlikite kitai pusiai. Pratimą kartokite 3 serijas po 12 kartų. Šoninė lenta. Pradinė padėtis – gulint ant šono. Kojos sulenktos 90 laipsnių kampu, alkūnė pakišta po peties sąnariu. Pakelkite klubus nuo grindų ir pabūkite. Kvėpuokite natūraliai. Atlikite 3 serijas po 20 sekundžių abiem pusėms. Sėdmenų tempimas. Pradinė padėtis – gulint ant nugaros. Vieną koją sulenkite per kelio sąnarį ir pritraukite prie krūtinės. Ištiestą kitą koją laikykite ant žemės. Įtempkite kojos pirštus. Pabūkite 30 sekundžių. Atlikite po 3 pratimo serijas abiem pusėms. Vaiko poza. Pradinė padėtis – atsisėdus ant kulnų. Iškvėpdamos lėtai leiskite žemyn, kol pasieksite kulnus. Rankas ištieskite į priekį. Pabūkite 30 sekundžių. Kartokite pratimą 3 kartus. Svarbu! Atminkite, kad atlikdami pratimus neturite jausti skausmo. Jei skauda, įsitikinkite, ar šie pratimai jums tinka, ar pasikonsultuokite su kineziterapeutu. Informaciją parengė Vilniaus visuomenės sveikatos biuras Vilnius sveikiau. Sužinok daugiau vilniusveikiau.lt